Postal 2. 2003 metų pirmojo asmens šaudyklės vaizdo žaidimas, kurio tikrai nerekomenduočiau žaisti silpnų nervų žmonėms ar asmenims, kurie lengvai įsižeidžia, ir ypač vaikams. Šio žaidimo tikslas yra labai paprastas – vykdyti kasdieninės užduotis, kurias mums duoda mūsų itin mylima žmona. Tačiau neapsigaukite, net jeigu užduotis ir skamba paprastai, šiame žaidime visai kaip ir gyvenime gali nutikti labai netikėtų dalykų. Tokia paprasta užduotis kaip ėjimas nusipirkti pieno į parduotuvę gali baigtis net labai tragiškai. Būtent dėl šios priežasties šis žaidimas ir yra labai smagus. Pagrindinis žaidimo veikėjas, kurį įkūnysime, yra Postal Dude. Ir patikėkit mano žodžiu, jūs tikrai nenorite sugadinti jam nuotaikos. Nes jei galvojate, kad Trevoras iš GTA 5 yra nesveikas, galvokit iš naujo. When did we move to hell? You were the one who insisted on relocating for that stupid video game job. Yeah, well, crack isn't by itself, you know. Why isn't the AC on? When you're done screwing around, I made a list of errands for you on the fridge. Jesus, woman. Where's the milk? It's on the damn list. Don't put you on a damn list. What the? Ah, stupid dog. Don't let the dog out. Crap. I can tell this is going to be an interesting day. Kaip ir priklauso kiekviename kompiuterinėme žaidime, mes galime vogti, žudyti, naikinti ir kitaip siautyti, tačiau viskas priklauso nuo pačio žaidėjo. Niekas mūsų neverčia būti smurtaujančių psichopatų, tačiau pažiūrėsime, kaip seksis žaisti. Kas ten žino, galbūt kas nors mus taip sunervins, kad baigsis mūsų pacifistinės mintys. Kaip matote, galime pašerti šunis ir dabar jie bus mūsų ištikimi kompanionai. Tai reiškia, kad jie mus gins nuo bet kokio užpuoliko. Ir nors visą tai ir skamba mielai, tie šuniais užpuls visus, kuriuos pulsime mes. O štai ir legendinė žaidimo vieta – klubas. Nors žaidimas ir 2003 metų, jis tikrai palietė daugybę temų, kurios aktualios ir šiomis dienomis. Turiu mažą įtarimą, jeigu kas nors būtų homofobas ir žaistų šį žaidimą, jis tikrai sušaudytų šitą klubą. Na, o kažkam, jeigu nepatinka smurtas, galite ir įžeidinėti kitus. Ar kada nors teko šlapintis vaizdo žaidime? Sveikinu, jūs čia tai tikrai galite. Nors ir ant sienų. Jeigu žaisite šį žaidimą tik tam, kad kuo greičiau jį pereiti, galite nepastebėti itin daug įdomių dalykų. Būtent čia, klubo antrame aukšte, galime surasti įdomų kambarį. Žinoma, neminėsiu, kokia jo paskirtis ir geriau čiuožiu iš čia kuo greičiau, kol manęs juome neužrakino. Ir su manimi nepadarė ko nors itin nešvento. Taipogi galime sutikti labai įdomių žmonių. Mūsų toras kairina, rankų supasidega, lovė miško ragana. Fuck you. Huh? Fuck you. What the? Šiandien yra pirmadienis ir turime 3 užduotis. Pasimti pinigų iš banko, pasimti savo algą iš darbovietės ir taipogi nusipirkti pieno. Prisiekiu, bankomatas pyriau tik moksliniais tikslais. Bet negi dabar pinigus paliksiu gulėti ant gatvės. Žinoma, net jeigu ir paminėjau, kad šio žaidimo vaikams geriau nežaisti, aš vis tiek jį žaidžiau vaikystėje ir puikiai prisimenu šią parduotuvę. What do you want? Hi there. Hurry up and buy something. That'll be. Thank you for your unclean visit. Now get out and come again, please. Pardavėjas galbūt ir nebuvo draugiškas, tačiau pieną aš gavau ir tai svarbiausia. Taikiai išėjau iš parduotuvės, tačiau tada prisiminiau, jog antrame aukšte yra kai kas įdomaus. Ir negi dabar tai praleisiu. Žinoma, kad ne. Laikas žudyti. Prisiminkime, kad čia tik vaizdo žaidimas ir aš nieko blogo nedarau. Tiesiog gera prisiminti, kaip aš apiplėždavau šią vietą ir pabėgdavau. Manau, jog tai yra gražu, kai žaidimas gali sukelti daug sentimentalių jausmų. Pasakė asmuo žaidime vykdydamas itin moraliai nepriimtiną aktą. Nors ir nelabai mandagių būdų, tačiau gavome šiek tiek pinigų ir ginklų savigynai. Minėjau, jog žaidimas smagus. Taip ir yra. Nemelavau. Pieno turime, dabar laikas pasimti pinigus iš banko ir dar savo algą iš darbovietės. Pirmiau, manau, pasiimsiu pinigus iš banko. Lietuvoje pas mus kavą pardavinėja tokiuose aparatuose, Amerikoje ginklus. Tipiška. Įsivaizduokite, jūsų vaikas iš mokyklos namo grįžta su granata arba automatu. Ir tuomet supykstate ant savo vaiko ir pasakote, ei,
Automatas ir granata labai brangu, kodėl negalėjai apsiriboti tiesiog pistoletu? Nors ir minėjau, kad elgsiuosi gražiai, tačiau nesusivaldžiau ir norėjau dar kartą moksliniais tikslais. Tik moksliniais tikslais. Anyways, į mane labai piktai pasižiūrėjo pareigūnas ir nusprendžiau, kad galbūt gana vogti. I'm sorry, but you'll have to go to the back of the line. Manau, jog pareigūnas žino, ką padariau ir jis puikiai viską matė, tačiau tiesiog iš mandagumo manęs nesuima. Va čia tai geras pareigūnas, man patinka. Šią akimirką matote pagreitintą vaizdo medžiagą, nes niekas nenori žiūrėti 20 minučių, kaip stoviu eilėje. Can anyone help you? Panašu, kad laukiau netoje eilėje ir tai mane supykdė. Tad nusprendžiau šią nekaltą darbuotoją tiesiog paimti ir sutraumuoti. Deja, planas nepavyko, jis sutraumavo mane savo pašaipiu juoku. Hey you, XYZ. Pasielgiau nelabai gražiai išsitraukdamas savo pasididžiavimą ir pasirodo jis nėra jau toks pasididžiuotinas. Tiesą sakant, šią akimirką pasielgiau būtent taip, kaip elgėsi dauguma vyrų dating appsuose. Apsimeskime, jog visa tai buvo tiesiog paprasčiausias nesusipratimas ir aš visiškai legaliu būdu atėjau pasimti savo pinigų. I said get down! On the ground, asshole! Get down, I'll put you down! Viena iš priežasčių, kodėl man labai patinka šis žaidimas dar yra ta, jog priešingai nei per GTA, čia jūsų pareigūnai nesušaudys, jeigu jūs neturite ginklo. Žodžiu, aš sėkmingai pabėgau iš banko ir liko paskutinė užduotis – pasiimti savo algą. Tačiau bekeliaujant link mano darbovietės, mano akį patraukė vienas pastatas. Taip pat pastebėjau, jog ši jauna pora laikosi dietos, užtat aš nesilaikau. Pasiekėme garsėją žaidimo psichiatrinę ligoninę. Nežinau, ar morališkai teisingai yra mušti pacientus, tačiau aš ne daktaras. Po banko apiplėšimo mane atsekė pareigūnė, tad nusprendžiau elgtis kaip psichiškai nestabilus asmuo, kad jinai manęs nesuimtų. Žinoma, aš įsižeidžiau, kad ji nevertina mano asmeninės erdvės, tad nukračiau ją tazeriu. Negi taip sunku suvokti, kad po banko apiplėšimo galbūt aš norėjau pabūti vienas? Šiek tiek apmąsčiau savo visus poelgius ir suvokiau, jog nesu labai geras žmogus, tad nusprendžiau padaryti pasauliui kažką gero, aplankydamas ligonius. Nuo dabar aš pradėsiu elgtis geriau. Man asmeniškai niekada neteko lankytis psichiatrijos įstaigoje ir ačiū Dievui, bet turiu įtarimą, jog ten gan liūdna ir žmonės jaučiasi vieniši. Tačiau sutikus šią ponę, mano nuomonė pasikeitė. Taip pat man teko nemaža garbė susipažinti su vietiniais psichiatrais. Nors jie ir nesutiko manęs labai svetingai, aš meluočiau, jeigu sakyčiau, kad aš sutikau juos labai svetingai. Tikrai stengiuosi būti geresnis žmogus ir tikrai nenoriu smurtauti, tačiau panašu, kad visi aplinkiniai tiesiog stengiasi mane suerzinti. Šiuos mano žodžius puikiai iliustruoja tai, jog pareigūnė, kurią suspardžiau ir nukračiau elektros šoku, manęs nenustoja persekioti. Dabar paminėsiu vieną išmintingą sakinį, jog mus apibūdina dalykai, kuriuos darome, o ne dalykai, kuriuos ketiname daryti. Štai aš ketinau aplankyti ligonius ir tiesiog padaryti gerą darbą, tačiau net nesitikėjau, kad suspardysiu policijos pareigūnę vėl. Ar minėjau, kad nukračiau ją elektros šoku? Greičiausiai dėl to ji dabar verkia susirietusi ant žemės. Tikrai nenoriu kritikuoti kitų darbo, tačiau panašu, jog ši psichiatrijos institucija nėra labai saugi, nes ant lovos ką tik radau automatinį ginklą. O štai vienas iš gydytojų nusprendė mane sumušti su lazda, tačiau aš jį apšlapinau ir dabar viskas gerai. Tai yra puikus pavyzdys to, jog ne visada savigynai reikia naudoti ginklus, kartais užtenka jūsų šlapimo pūslės. Nors toks elgesys ir nėra labai moraliai priimtinas. Šiek tiek išalkau, tad nusprendžiau nueiti nusipirkti spurgų. Prie to paties dar ir pamačiau reklamą, jog netrukus galėsime pasigrožėti drambliais. O dabar pamatysite, kaip mane užvaldo godumas ir aš apvagiu parduotuvę. Hi there. Eilinį kartą mokymosi tikslais spyriau į bankomatą. Thanks. Pagalvojau, jog per daug kartų patekau į policijos akiratį, tad nusprendžiau save įduoti. Deja, registratūroje neradus nei vieno pareigūno, nuėjau pats jo paieškoti. Susigundžiau pavogti ginklą ir rūkalų ir štai taip akimirksniu sukėliau aliarmą policijos nuovadoje. Banko apiplėšimas ir pabėgimas, stiprus policijos pareigūnės sužalojimas, siautėjimas mieste ir dar viešas šlapinimasis. Jau ir taip buvau pakankamai prisidirbęs, tad mano kantrybės taurė buvo perpildyta, kai suvokiau, jog prie visų kaltinimų prisidės dar ir įsibrovimas į nuovadą.
Suvokiau, kad visą šitą jovalą galiu išspręsti tik vienu metodu, tai yra įsibrauti į policijos viršininko kabinetą ir pavogti jos purgas bei pinigus. Žinoma, aš tik juokauju, niekas taip problemų nesprendžia. Iš tikrųjų, mano planas yra persirengti policijos pareigūnu. Išgirdote visiškai teisingai, ketinu pavogti valstybės tarnautojo aprangą ir neteisėtai naudotis privilegijomis. Pagreitintame vaizdo įraše galite matyti, jog padegiau kelis žmonės, tačiau tai buvo tik nelaimingas atsitikimas. Na, o dabar pademonstruosiu jums, kaip galima pasisavinti policijos nuovadoje esančius ginklus. Šios mėlynos durys man yra užrakintos, kai dėviu savo paprasto piliečio aprangą, tačiau tik ne tada, kai dėviu pareigūno drabužius. I am the law. Tai tikrai yra įdomi logika, tačiau man kaip žaidėjui ji yra naudinga. Šiuos ginklus galėsiu panaudoti savigynai arba kaip auklėjimo priemonė tiems, kurie pamėgins patestuoti mano kantrybę. Pagalvau, kodėl neišmėginus, kaip su manimi elgsis piliečiai, kai dabar juos terrorizuos ne toks pats pilietis kaip aš, bet policijos pareigūnas. Taip pat nusprendžiau pasiklausyti svetimo pokalbio. Hey. That's what I thought. Stop. Uh-huh. Stop. Ką galiu pasakyti? Mane supykdė, kai suvokiau, jog veltui stovėjau ir klausiausi, kai nėra ko įdomaus išgirsti. Pagaliau pasiekiau savo darbovietę, prie kurios vyko protesto akcija prieš kompiuterinius žaidimus, tokius kokį dabar žaidžiu aš. Deja, kaip ir dauguma protesto akcijų, ši lygiai taip pat buvo nieko verta. Panašu, jog pirmadienis tikrai nėra mano diena, nes buvau atleistas. Nothing personal, man, but you're fired. But I just started yesterday. Your check is on my desk. Go get it. Geroji žinia ta, jog man buvo sąžiningai sumokėta už greičiausiai nesąžiningą darbą. Tačiau blogoji, nuvertinau lauke besibūriuojančius protestuotojus, nes jie tikrai nenusiteikia taikiai. Vertinu ambicingus ir tvirtus žmonės, tačiau šiuo atveju tai tiesiog juokinga. Panašu, kad jie reikalauja, kad kompiuteriniuose žaidimuose būtų mažiau smurto ar kažkas tokio, aš tiksliai nesiklausiau, bet jie patys ką tik sukėlė daugiau smurto nei sukėlė tie 3 vaikus turintys alkoholikai su pradiniu išsilavinimu. Bet kokiu atveju didžiuojuosi savimi, kad išgyvenau pirmadienį ir dabar laikas grįžti namo pas mylimą žmoną. Did you go by work? Yeah, apparently I'm on sabbatical or something. Well, good. Maybe you can get a few more things done for me. I'm gonna do a few things to you, woman. What was that? Nothing, dear. Enjoy your milk.